Žuvys kalba. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną antrą kartą šitoje laidoje kalbėsimės apie žūklės įkainių pokyčius, kaip keisis žūklės kainos. Apie tai diskutuoja šiandieną labai karštai meškeriotojai. Šis pasiūlymas išėjo iš aplinkos ministerijos, daug kalbėta, kad žūklės leidimų kainos nesikeitė kiek daugiau nei 10 metį. Iš vienos pusės aplinkos ministerija gavo nemažai palaikymo dėl to, kad jau reikėjo pokyčių, bet iš kitos pusės atskriejo ir nemažai kritikos. Meškeriotojai pyksta, nes pasigenda skaidrumo. Kur buvo panaudoti pinigai, kur jie bus naudojami, kur jie nukeliauja ir ar jie sugrįžta atgal į vandens telkinius. Ar gerinama žuvų gyvenimo kokybė ir ar meškeriotojams nuo to yra geriau, kad jie sumokės daugiau. Tai šiandien apie tai ir pasikalbėsime. Studijoje turime pašnekovą, tai žūklės klubo Merkys prezidentas Vladimiras Adelšinas. Sveiki, Vladimirai. Sveiki. Ir taip pat aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Vilmantas Graičiūnas. Sveiki, Vilmantai. Labadiena. Tai Vilmantai, gal pradėkim nuo jūsų, nes kaip užsiminiau, kad aplinkos ministerija jau balandžio mėnesį pristatė apie būsimus pokyčius, tai priminkit tiem, kurie nieko negirdėjo, kaip keisis tos žūklės leidimo kainos ir nuo kada bus tie pokyčiai. Tai noriu patikslinti, kad įstatymas dabar registruotas Seimo narių ir jis kiek kitoks nei buvo aplinkos ministerijos siūlymai, tai ir dabar kainos būtų didinamos 2-3 kartus. Tai dabar 2 dienų tas leidimas, kuris kainavo 1,40 €, kainuotų 3 €, mėnesinis 15, metinis 50. O jeigu limituotai žvejybai, tai būtų parai 5 €. Išskyrus lašišų žvejybą, paimant lašišas, tai būtų 15 €, savaitėj 15, kas buvo 8, ir mėnesiui, kas buvo 14, dabar būtų 30. Tai va toks numatytos kainų toks pokytis Seimo narių registruotam projekte. Tai dar taip nėra iki galo aišku, ar bus balsavimas, ar buvo balsavimas, ar čia jau yra aišku, kada tie pokyčiai bus. Projektas registruotas, pagal projektą pokyčiai būtų jau nuo ateinančių metų, sausio 1 dienos. Be abejo, kaip ir anksčiau, visi iki tol įsigyti leidimą jie galiotų. Tai kas įsigytų leidimą šiais metais, tai jie galiotų iki to leidimo pabaigos. Taip, tai kaip ir užsiminiau, meškeriotojai kelia labai daug klausimų. Vienas pagrindinių jų tai yra tas skaidrumo momentas. Kur tie pinigai surenkami, iki šiol surenkami ir jau vėliau surenkami, į kokį katilą jie keliauja? Dabar po Konstitucinio teismo išaiškinimo, kad pagal Konstituciją biudžeto projektą rengia vyriausybė, tvirtina Seimas. Tai visi pinigai keliauja į bendrą biudžeto sąskaitą. Nebėra dabar skirstoma čia pinigai medžioklės, čia žvejybos pinigai ir kiti pinigai. Visi pinigai keliauja į bendrą biudžetą ir po to mes iš finansų ministerijos pagal mūsų prašymą gaunam atitinkamą sumą. Ir objektyvumo dėliai turiu pasakyti, kad visada žuvininkystės sektorius buvo finansuojamas daugiau nei iš to sektoriaus surenkama, sakykime, mokesčių. Tai vien jau žuvininkystės tarnybos išlaikymas kainuoja kur kas daugiau nei būdavo surenkama už žvejų mėgėjų tas lėšas 1,5 ar 1,6 milijono eurų. Pridėkim dar ten aplinkos apsaugos departamento, kitas priemonės, sakykime, kad ir dabar biologinės įvairovės informacinė platforma mes kūrėm ne iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. Tai gaunam šiaip jau daugiau nei sumoka mokesčių. Tai tam tikra prasme galima sakyti, kad kiti mokesčių mokėtojai, kurie nemeškerioja, prisideda prie to, kad vandenyse būtų daugiau žuvies, ar infrastruktūra būtų gerinama, ar gamtos apsaugos departamentui būtų daugiau pinigų nukreipiama, ar teisingai jūs suprantu? Taip. Vladimirai, noriu dar į jūs kreiptis, kaip jūs pats vertinat šitos pokyčius? Aš manau, kad per anksti čia nuspręsta kelti tą kainą ir pagrindinis dalykas, ko aš pasigestu, tai kažkokio aiškaus pagrindimo.
argumentai, kad nebrango 11 metų, aš manau, kad čia visiškai ne argumentas. Šiaip, kai mes kažką planuojam leisti, skaičiuojam, iš pradžių mes sugalvojam kažkokį planą, ne, mes pasakom, kur mes leisim tos pinigus, ką mes norim padaryti, kiek tai mums kainuos, pasiskaičiuojam ir tada prašom tų pinigų arba juos planuojam. O čia toks dalykas, kai iš pradžių sakoma, kad duokit mums 5 kartus, nu gerai, mažiau truputį čia tų pinigų, o mes jums padarysim geras žvejybos sąlygas ir taip toliau. Tai čia tik pažadai, jokių garantijų nėra, kur tie pinigai bus leidžiami. Lygiai tas pats buvo įvykę, kai buvo pabrangimas prieš 10 metų. Ten irgi buvo daug žadama, kad iš tų pinigų meškeriotojai daug ką gaus. Netgi buvo kalbama apie mėgėjų žvejybos plėtrą. Buvo tokia mėgėjų žvejybos plėtros taryba, kuri kaip ir, nu jau mes suprantam, kur kas vyksta, kur kas linksta, ne, kad mes turėtumėm kažką daryti. Bet ir ta taryba daug dirbo, kad tie pinigai keliautų truputį į atskirą aplinkos apsaugos rėmimo programą, kad jie ten kauptųsi ir galima būtų juos leisti. Bet atsitiko taip, kai tik atsirado šitie pinigai, iš karto jie nukeliavo kažkur kitur. Meškeriotojai iš to gavo, tarkim, labai labai mažai. Vienas tokių pagrindinių dalykų, kas atsitiko tuomet, tai pavyzdžiui, prieš tiems pinigams atsirandant kitose sąskaitose, buvo numatyta, kad iš tų visų lėšų tom lėšomis galės naudotis nevyriausybinės organizacijos, kad jos galės kreiptis aplinkos, ne tai, kad ims ir duos kreiptis su savo projektais, prašymais ir įstatymas numatė tokią galimybę. Faktiškai, nežinau, kelių mėnesių laikotarpį ministro įsakymu NVO buvo išbrauktos iš potencialių šitų pinigų naudotojų sąrašo. Tiesiog išbrauktos, kad reiškias meškeriotojai negauna nieko. Nu, galim tikėtis, kad liko tie pinigai kažkam kitam. Tai daug čia dabar diskusijų apie tai, kaipgi tie pinigai buvo panaudoti. Praėjo 10 metų, ne taip seniai, kas užregistravo 3 Seimo nariai šitą įstatymo pakeitimą dėl kainų, išgirdo, tikrai turbūt pamatė Facebook'e įvairiose informavimo vietose, kad tikrai didelės diskusijos, o kaipgi tos lėšos naudojamos. Ir kiek aš suprantu, nežinau, ar dėl to, ar čia taip buvo aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuris vyko ne taip seniai, ir ten buvo šitie klausimai nagrinėjami. Ir aš taip pacituosiu vieną iš Seimo narių, Astą Gedvilienę, kuris savo Facebook profilyje parašė: svarbu žinoti, kad surinkti pinigai už žvejų mėgėjų bilietus ir leidimus sugrįš į gamtą. Tai galimybės tvarkyti ežerų pakrantės, baigti įrengti valčių įleidimo vietas, aplinkosauginės kontrolės stiprinimas, įžuvinimas, gamtosauginiai tyrimai ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad darė aplinkos ministerijos darbuotojai pristatymą per tą komiteto posėdį, kuriame mes tikrai pamatėm skaidrės, kaip tie pinigai buvo išleisti. Tai aš noriu ir pakomentuoti truputuką papunkčiui pagal tai, ką paminėjo Seimo narė, kągi mes išsiaiškinsim, kur tie pinigai buvo leidžiami. Taigi, galimybės tvarkyti ežerų pakrantės nekompetitingas atsakyti, kas čia už ką atsako. Bet baigti įrengti valčių įleidimo vietas atrodė įdomiai. Aplinkos ministerija pasakė, kad įrengė 53 sklypus už, jeigu tik įvairiai skaičiavimai žiūrint, bet aplinkos ministerija tam išleido 1,25 milijono eurų. Tai po 25 tūkstančius eurų už sklypą. Nu, kaip už 6 betono plokštės, aš sakyčiau, truputį brangoka, bet pasidomėjus šiandien, pasiskambinėjus, kokiegi buvo biudžetai šitų, reiškias, įleidimų, paaiškėjo, kad yra sklypų, kurie padaryti ir už 50 tūkstančių eurų ir netgi už 80. Tai kažkas namą savo perkasi, statosi būtą, o kažkas sklypą darosi už 80 tūkstančių. Taip, dėl valčių įsileidimo vietų buvo kritikos ir iš meškeriotojų. Jūsų minėtame posėdėje sako, kad vis dėlto, jeigu patiems darbuotojams reikėtų įsileisti ten katerį, tai greičiausiai nerizikuotų ir negadintų. Bet vis dėlto dar apie katerių šiek tiek gal vėliau pasikalbėsim. Kiek girdžiu ir iš Vladimiro, kad trūksta aiškaus plano. Kur mes tos pinigus panaudosime, tiesiog eilutėse surašyti, tiek numatoma tam, tiek numatoma tam, ar yra aiški
struktūra, planas, kur tie pinigai keliaus? Ar taip abstrakčiai ir kalbėsim, kad dalį įžuvinimui, dalį gamtosaugai ir taip toliau? Čia Vilmantai jūsų klausiu. Taip, tai tada atsakysiu, kad artimiausias planas yra visiškai aiškus. Tai dabar reikia 6 milijonų eurų, kad iš verslinės žvejybos pasitrauktų visi žvejai verslininkai, tiek Kuršių mariose, tiek vidaus vandenyse žvejojantis. Tai vat tos surinktos lėšos pirmiausiai bus panaudotos šiam tikslui. Kaip ir anksčiau, matyt, bus tęsiamas tas žuvinimas, kur kasmet skiriama po 300, šiemet 400 tūkstančių eurų. Tai čia tik tai papildomai pirkti žuvis iš privačių žuvininkystės bendrovių. Kaip minėjau, didžiąją dalį žuvų įveisė žuvininkystės tarnyba. Ir taip, Vladimiras iš dalies teisus. Pradžiai žvejai iš tiesų labai jautriai sureagavo, kai buvo skirta 30 tūkstančių eurų makrofitų tyrimams. Tai po to tos iš tiesų didelė dalis lėšų buvo skiriama ir aplinkos apsaugos departamento atlyginimams išmokėti, kas, manyčiau, turėtų būti numatyta tiesiog valstybės biudžete. Bet, kaip sakau, dabar jau ir nebeskirstoma į tą rėmimo programą. Ir mes visų pinigų jau atgal nebegaunam iš tos rėmimo programos, tai dabar yra kiek kiti skirstimo, sakykime, principai ir užtikrint, kad visas žvejų surinktas lėšas mes kažkaip paskirstysim, tai taip nebus. Vėlgi dabar daugiau projektinis finansavimas. Mes prašome tokiom priemonėm, mums skiria arba neskiria ir po to vėlgi, ką Vladimiras minėjo dėl visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų finansavimą. Dabar vienintelis joms kelias dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Visi projektai eina per viešuosius pirkimus. Dabar taip, Seimo paskutiniam posėdžiui mums duota užduotis, kad surasti kažkokį paprastesnį variantą, kad iš tiesų yra daug Lietuvoje aktyvių žvejų mėgėjų organizacijų, kad jos galėtų tos pinigus gauti paprasčiau. Jos tikrai daro veiklą ir gal kažkoks būtų būdas atsirastų, kaip tas tiesiog finansuoti už atliktus jūs darbus, ten ir budėjimas prie nerštaviečių, ką ir daro lašišų neršto metu ir daug kitų priemonių žvejai mėgėjai atlieka. Tai trumpai tiek. Taip, apie tą nevyriausybinių organizacijų finansavimą jūs pats, Vladimirai, matytumėt tai kaip galimybę nevyriausybininkams gauti lėšas iš tų pinigų, ką jie sumoka į biudžetą, pirkdami žvejybos leidimus, kad iš ten pat jie ir gautų kažkokį dalinį finansavimą jų veiklai palaikyti, kontroliai, nes vėlgi ir kai kurie klubai ir prižiūri savo vandens telkinius. Žinot, kadangi čia yra viskas pažadų lygmenyje. Nėra jokio aiškaus įstatymo, jokio aiškaus dokumento, kaip šitie pinigai bus paskirstyti. Kadangi vieną kartą ant šito grėblio jau teko lipti, tai kažkaip pasitikėjimo visiškai nėra. Turint omeny, kad per pastaruosius 10 metų surinktų 15 milijonų eurų pusę išleista vėl nežino kam, tai teoriškai be abejo tokia galimybė yra. Taip ir turėtų būti. Bet ar tai bus, aš iš tikrųjų prie visos šitos tvarkos netikiu. Kaip jūs, Vladimirai, įsivaizduotumėt kokį įstatymą, kaip reikia keisti, ką padaryti, nes jūs jau daug metų sukatės šitoj sferoj? Šiek tiek atitrūkęs nuo tų įstatymų, Vilmantas paminėjo, yra visokių konstitucijos teismo sprendimų ir panašiai. Anksčiau tie pinigai ateidavo į aplinkos apsaugos rėmimo fondą ir kaip ir galima buvo imtis iš tų pinigų. Tai iš tikrųjų ten buvo aiškiai, kaip tik tam fonde buvo neaiškiai parašyta, kur tos pinigus galima panaudoti. Ten buvo tik vienas sakinys: žuvų ištekliams atkurti ir saugoti. Ir faktiškai, nežinau, kiek politikai, kiek valdininkai, visi prakišinėjo po šitų sakinių bile ką.
Absoliučiai nuo iki ten galima rasti, ką tik tai norit. Vat, tai kad atsirastų kažkoks, aš nežinau, kiek tas įstatymas dabar galioja, tai jeigu jis galioja, ten užtektų iš tikrųjų kažką įrašyti aiškiau, kad mes skiriam, pavyzdžiui, buvo toks pasiūlymas ir nuo mėgėjų žvejybos tarybos, kad suskirstom tos pinigus procentais. Aš suprantu, kad visų pinigų čia, kaip pasakyti, nepaimsi, nuo tų meškeriotojų pinigų atskirkit pusę, trečdalį ir sudalinkit tą trečdalį, kad iš tos dalies tiek ir tiek mokslui procentų, tiek ir tiek tam procentų, tiek ir tiek tam. Toks bandymas buvo ir jis nepraėjo. Įdomu, kodėl. Akivaizdus noras iš tikrųjų, nežinau, valdininkų ar politikų ar visų kartu šitais pinigais jokiais būdais nesidalinti su visuomenė. Kaip Vilmantai yra, ką atsakytumėt? Kodėl tas nenoras tokio aiškumo įsivesti? Taip, ką Vladimiras priminė, iš tiesų, mėgėjų žvejybos taryba buvo pasteikus tokį siūlymą, kiek kokiom priemonėm jie galvotų, kad tais procentais būtų galima suskirstyti. Bet kaip ir minėjau, atsirasdavo, matyt, ministerijai tikrai ir kitų priemonių, kaip Vladimiras sakė, žuvų išteklių atkūrimo saugojimas yra plati sąvoka ir dabar paneigt, kad kažkur, kai trūksta ten žuvų monitoringui lėšų, kad negalim paimti iš šitos eilutės, nors tai valstybinis monitoringas vėlgi, būdavo pagrindžiama, kad tai susijęs su žuvų išteklių atkūrimo saugojimu ir tos lėšos nebuvo skirstamos taip, kaip mėgėjų žvejybos taryba siūlė tokiais procentais. O matytumėt? Atsirado tikrai tokių, būtinų priemonių, buvo įvestas aplinkos apsaugos departamento darbuotojų būdravimas, lėšų tam nebuvo, iniciatyva gera ir iš tiesų, kad kas ir dabar vyksta, kad tas inspektorius galėtų atvažiuoti bet kuriuo paros metu, tam lėšų nebuvo, tam buvo panaudotos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Vėlgi už jas buvo įsigyta nemažai, sakykime, ir transporto priemonių ir įvairių tenai aplinkosaugos, sakykime, įrangos, ten ir naktinio matymo prietaisų ir daug kitokių tų priemonių. O Vilmantai, jūs, tarkim, ar ne, gausit didesnį jau biudžetą surinktą iš žvejų mėgėjų, ar jūs įsivaizduojat, tai kaip pyragą žiūrėkime į tą visą krepšelį, ar jis yra suraikytas, jau į ateities perspektyvą, tiek reikės žvejams verslininkams kompensuoti už jų pasitraukimą, tiek gamtosaugai meškeriotojų kontroliai, kiek įžuvinimui, kiek naujų valčių įsileidimo vietų konkrečiai, kiek reikės, kiek tai kainuos. Ar irgi tokio plano kol kas nėra? Ne, tai jis daugiau mažiau suraikytas, kaip minėjau, tai tuos 6 milijonus mes uždirbsim dar negreit. Ateinančiais metais, net jeigu įsigaliotų įstatymas, tai greičiausiai tų lėšų nebus surinkta daug daugiau neįprastai, nes visi tą nusipirks tą seną įleidimą gruodžio 30 ir žvejos iki kitų metų gruodžio 30. Tai tie pinigai ateis tik tai, sakykime, dar po metų. Ir dar prieš išeinant... Toliau tas suraikymas, tai vėlgi, matyt, mes planuojam, kad ne mažiau kaip 300 000 bus skiriama žuvų pirkimai iš privačių bendrovių, apie tokią sumą, apie 300 000 vėlgi valčių nuleidimo vietoms. Nėra tai taip paprasta ir matyt, kad tai kažkada sustos ir reikės mažiau lėšų, kadangi, kaip žinot, tų valstybinės žemės prie vandens telkinių nėra tiek daug. Ir dabar, jeigu grįžtant prie tų valčių nuleidimo vietų, slypų, tai vėlgi čia ministerija tik kofinansuoja ir skiria tas lėšas savivaldybei. Savivaldybė suranda tinkamą sklypą ir mes finansuojam, dalinai finansuojam tik tai pačią slypo įrengimą. Visa kita, privažiavimo keliai prie slypo yra našta savivaldybė. Hidrotechniniai statiniai nėra tokie paprasti statiniai ir aš tikiu, kad po kurio laiko kažkokio ar dėl hidrotechnikų klaidų ten projektavimo ar dėl kažko atsiranda tai, kad ten jau paplovimai po tom plokštėm ar dar kažkas, ar tiesiog gal nuėję pigiausių kelių, kadangi tų lėšų nėra, tas 25 000 vidurkis Vladimiras teisingai paskaičiavo, yra ir po 40 000 irgi teisingai.
Tai nėra labai didelės lėšos, tai hidrotechniniai statiniai kainuoja daug. Tai va tiem dabar, sakykime, kur yra brokas, vėl matyt, gal reikėtų skirti tiem patiems sklypam, vėlgi peržiūrėti, juos rekonstruoti, perdaryti, remontuoti, kam reikalingas sklypas, kuris neveikia. Tai reikia vėlgi, pamirštant tai, kad tai blogai padaryta, priedo mes nelabai galim įtakoti, tiek kontrolę hidrotechninių statinių vykdymo vykdo savivaldybės, tiek tai yra jų projektas. Taip, turbūt daug daugiau pinigų staupytume, jeigu jau iš pirmo karto kokybiškai pastatytume. Turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, niekur nepabėkit, toliau kalbėsimės apie žūklės leidimų kainas. Niekur nedinkit, likit su Žinių radiju. Žuvys kalba. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su žūklės klubo Merkys prezidentu Vladimiru Adelšinu ir aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėju Vilmantu Graičiūnu kalbamės apie žvejybos leidimų kainas, apie laukiamus pokyčius. Ir šiandieną, kai Facebook'e parašiau, kad šią temą dar kartą kelsime į paviršių, gavau nemažai klausimų iš meškeriotojų. Tai vienas toks pastebėjimas buvo, kuris pastebėjau atsikartojo diskusijose, kad galbūt gerai būtų padaryti vieną žvejybos leidimą, nes neva valstybiniuose vandens telkiniuose mes perkam tą metinį vadinamąjį, paskui važiuojam žvejoti į išnuomotus telkinius, tai taip suma sumarum, ta suma gaunasi netokia jau ir maža. Vladimirai, ar jūs būtumėt tokios idėjos šalininkas, ar vis dėlto kitaip matytumėt? Mes čia grįžtam turbūt prie tokio dalyko kaip mėgėjų žvejybos nacionalinė strategija. Kažką keisti dabar, kaip per 20 metų prikurta įvairių čia tų tvarkų, privačių, neprivačių, pusiau privačių, valstybinių telkinių, manau, kad būtų labai sudėtinga padaryti tai, ko žvejai prašo. Aš irgi mačiau tos komentarus, bet manau, kad čia iš tikrųjų nerealus dalykas, nebent valstybė ryžtųsi padaryti totalų perversmą mėgėjų žvejybos valdyme. O kadangi aš ne vieną kartą kėliau tokį klausimą, kadagi atsiras tokia mėgėjų žvejybos strategija, visai nesenai išgirdau, kad netgi jos nereikia per konferencijas iš labai aukštų, sakykime, pareigūnų ir valdininkų. Tai tikėtis, kad bus kažkaip kitaip, manau, nebus. Tie leidimai bus atskiri ir turbūt dėja nėra ne vienos valstybės, kur toks džiaugsmas būtų. Galbūt yra kažkur, negaliu taip teikti, bet mes turim ir lašišines, ir labai vertingas žuvis, ir mažiau vertingas žuvis, ir padaryti visur viską vienodus leidimus, manau, šiuo momentu būtų labai sudėtinga. Tai čia tik dėl biurokratinio aparato, kad tai tiesiog per painu dabar, ką mes turim, bet iš esmės tokia idėja kaip ir gera būtų, kaip suprantu iš jūsų. Visada paprastos idėjos yra labai geros, bet jos yra neįgyvendinamos. Tai kaip ir visada norėtumėm gauti visi didelį atlyginimą, bet yra realybė. Tai aš sunkiai įsivaizduoju tokį dalyką, net jeigu tai reikėtų daryti nuo nulio, tai būtų ganėtinai sudėtinga, nes mes faktiškai tada nubrauksim visas privačias iniciatyvas, nes vis dėlto kažkas kažką kaip darys geriau, o gaus tiek pat. Mes čia grįžtame tokius komunizmo ganėtinai rizikingus dalykus. Taip, kiti net irgi diskutavo, kad tai gal tada palieka tegul išnuomotiems vandens telkiniams tą kainą, viskas tvarkoj, bet nemokėkim tuomet už žvejybą valstybiniuose neišnuomotose vandens telkiniuose. Kokia jūsų nuomonė? Sunku pasakyti tokią nuomonę. Iš vienos pusės galim sakyti, gal mes ir neturim čia mokėti, jeigu mes ir taip mokame valstybę krūvą įvairių kitų mokesčių. Pasižiūrėkit, lankymasis nacionaliniuose parkuose vienu metu buvo bandymas apmokestinti, po to kažkas kažkur apskundė ir pasakė, ir teismai pasakė, kad to negalima daryti, nes tai yra visų Lietuvos žmonių turtas ir jūs galite ten lankytis, jūs jau mokesčius tam vieną kartą sumokat. Jeigu mes dar ypatingai kalbam apie žvejybą pagavai paleisk, kai mes išteklių neišimam iš jų aplinkos buveinės, tai galbūt galima pasakyti ir galima ir taip išsukti šitą dalyką.
Bet aš kol kas taip manau, kad nėra pasaulio tokios šalies, kur toks dalykas būtų. Bent jau tikrai neteko girdėti. Visur tas mokestis kažkoks yra, kokiu pavydalu. Didesnis, mažesnis. Dažniausiai jis eina į bendrą biudžetą, įvairių yra iš tikrųjų modelio, bet čia... Taip. Vilmantai, 2 klausimai nuskambėjo iš meškeriotojų bendruomenės dėl to vieningo bilieto. Kaip aplinkos ministerija tai žiūrėtų? Pritarčiau Vladimirai, kad praktiškai neįmanoma. Vienas dalykas turim apie 800 išnuomotų vandens telkinių, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Kaip tarp jų tada paskirstyti tas lėšas? Tas vienas būtų matyt brangus leidimas. Tai dabar vėlgi visose šalyse yra dar didesnė gal įvairovė tų leidimų, priklausomai kokį įrankį žvejoji, priklausomai kur žvejoji ir panašiai. Tai mes vėlgi turim tikrai ir vertingų žuvų, lašišų. Tai, Estijoje yra tas, sakykime, žvejyba vieną plūdinę meškerę nuo kranto ten nemokamai. Bet ar tai kažką sprendžia? Sakykime, dabar tos labiausiai jautrios socialinės grupės, sodros pensininkai, neįgalieji, vaikai, dabar jau siūloma, kad iki 18 metų jie turi teisę žvejoti nemokamai. Kitiems nėra čia jau tokios didelės kainos. Dabar tos mūsų kainos, taip, padidintos kainos jau būtų panašiai kaip Skandinavijai. Latvijai, Estijai maždaug kainos atitinka kaip pas mus dabar, išskyrus gal lašišų žvejybą, kur ten brangesnė, be abejo, 2,5 euro lašišų žvejybai čia visiems jau akis bada. O visos kitos kainos panašiai. Latvijai metinis leidimas 15 eurų, Estijai metinis 20 eurų, tai dienos leidimas euras arba 1,5 euro, tai taip tos panašios kaip dabar pas mus. Skandinavijai metiniai leidimai kažkur apie 50 eurų, plus prisideda vėl dar daugumoje atveju prisideda dar kažkoks specialus leidimas prie to 50 eurų. Daug kas pasakytų turbūt ir klausytojai, kurie klausosi dabar mūsų, sakytų kaina kaip Skandinavijoje, bet o vandens telkinių kokybė ar pasivys skandinavišką lygį? Vilmantai. Nežinau, nedrįstu spėliot. Galbūt žvejų sąmoningumas tikrai auga ir labai sparčiai. Tai dabar vien jau sprendžiant iš pranešimų, kuriuos pateikia apie žvejybos taisyklių pažeidimus aplinkos apsaugos departamentui, tai per porą metų išaugo 2 kartus. Žvejų paleidžiančių žuvis taip pat, tas skaičius labai sparčiai auga. Tai, turim tokią viltį. Seimo narys, socialdemokratas Linas Jonauskas pateikė naują savo siūlymą per pusę mažinti žvejybos leidimų kainą žvejams mėgėjams paleidžiantiems sugautą žuvį. Ką manytumėt, Vladimirai, apie tokį siūlymą? Ir kaip su kontrolė užtikrinti, nes gali pirkti pigesnį leidimą ir nematant pasimtą žuvį. Matot, baisu iš tikrųjų žiūrėti, kai pilasi tokie siūlymai, kur atsisėdau, čia sugalvojau, čia kažkoks vėl siūlymas. Kodėl sugalvojau, iš kur sugalvojau, norėtųsi tai išgirsti. Tai vieno Seimo nario nuomonė, kiek aš suprantu. Pateiksim kitą nuomonę. Yra nemažai vandens telkinių pasaulio, kur žvejyba vandens telkiniuose pagavai paleisk daug kartų brangesnė negu ten, kur jūs pasiėmat vieną žuvį. Pavyzdžiui, žvejojant lašišas, skaitosi taip, jūs žvejojat, jeigu turit leidimą pagavai paimk, pagavot vieną lašišą, ją pasiėmėt ir jūsų leidimas nustojo galioti. Taip. Ir sumokėsit vieną mokestį. O jeigu jūs norit žvejot pagavai paleisk, jūs įgyja teisę žvejoti visą parą. Tai yra gerokai didesnė našta upei ir ta kaina yra visiškai pasislenka į kitą pusę. Neretai jinai gali būti net 3-4 kartus didesnė negu leidimas pagavai paimk. Čia mes šnekam apie, aišku, vertingas žuvis.
Tai vat vartyti galim kaip tik norim. Čia vėl grįžtam prie to, kad mes neturim kažkokio įsivaizdavimo ir strategijos, ką, kur, kaip darysim. Kas ką nori, tas siūlo ir viskas. Gerai, bet iš principo tai kodėl va tos tokios vieningos politikos, na, gal negražiai nuskambės tas 5-mečio planas ar 10-mečio planas, žinant mūsų istorinę visą istoriją mūsų šalies, bet vis dėlto. Kodėl va taip sunku susėsti ir pasirašyti kažkokį planą? Čia klausimas ir Vilmantui, ir jum, Vladimirai. Na, tos tikrai atrodo daug blaškymos, lyg ir viena iniciatyva vejasi kitą, lyg ir atrodo, kad žmonės nori to gero, bet to va, mes vieningos krypties tarsi kaip ir neturim. Na, aš nežinau, kodėl aplinkos ministerija kažkada labai seniai, prieš kiek jau čia metų, nežinau, 15, gal net dar daugiau, buvo kalbama, kad iš tikrųjų reikia tokio dalyko kaip mėgėjų žvejybos strategijos. Kad mes įsivaizduotumėm, kur mes einame, kaip mes už 5 metų atrodysim, ką mes žvejosim už 5 metų, kokius mes išteklius turėsim už 5 metų. Reikia elementaraus planavimo. Čia vis dėlto čia yra ūkio šaka, kurioje įvairiais tyrimais, turbūt, kaip pasakyti, čia vaikšto figūruoja 100 milijonų eurų. Lietuvoje yra tokia mėgėjų žvejybos ekonomika ir kažkaip reikėtų šitą sritį tvarkyti. Bet kažkodėl, nežinau, niekas to nedaro. Bandymai tokie buvo, vėliau netgi buvo atsiradę ilgą laiką, gal vos ne 10 metų nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje Lietuvos. Buvo numatyta, kad reikia parengti tokią studiją. Nežinau, kas ten kaltas, nekaltas, buvau ne vieną kartą atkreipęs dėmesį, kad ir ministerijoje, kad yra toks punktas, kad galima daryti, tada, visokie buvo pasiteisinimai. Tai pinigų nėra, tai dar kažko, bet jie visi buvo tokie labai, tarkim, standartiški. Bet tos strategijos taip ir neatsirado. Ir tada ta žvejyba, jinai pradėjo vystytis taip, kaip jinai dabar vystosi. Ir negali paneigti, kad tokiam drumstam vandenį labai lengviau leisti tas meškeriotojų pinigus. Aš vis dėlto pasisakysiu, grįšiu prie to paties, kad tie pinigai, kurios meškeriotojai sumoka, kol jie mokėjo mažai, tol niekam nebuvo ten įdomu. Bet kai tik tai tam fonde atsirado įvairių didesnių pinigų, mes kalbam per 10 metų 16 milijonų, atsirado interesas labai stiprus, nepraleisti čia jokios visuomenės ir viską tvarkyti patiems ir, reiškia, nesigilinti jokias strategijas, jokius planavimus, čia viskas, kas vyksta, tai, kaip pasakyti, žvejybos taisyklių pakeitimus turim, nežinau, apie 100 kartų turbūt vien tik tai parodo, tai čia galim sakyti valdininkijos prerogatyva, ne, tai kokią mes galim turėti kažkokį ten planavimą, jeigu mes net žvejybos taisyklių negalim per 20 metų parašyti be 70 pakeitimų. Vilmantai, trumpai, ką atsakytumėt, kaip yra dėl tos bendros strategijos ir aiškios vizijos, kodėl mes iki šiol to neturim? Nes, kalbam, kad rekreacinė žūklė kaip ir ateitis, kad vis tik degam ją į žalią šviesą, traukiam lyg ir tinklus, bet kažkokios aiškios vizijos neturim. Taip, pagal strateginio planavimo metodiką ministerija gali turėti 1 arba 2 strategijas. Jų buvo prikurta tiek, kad, ten, sakykime, kažkokių mokyklinių autobusiukų pirkimo strategija ir visos ministerijos buvo prisikūrę 100 strategijų. Taip, kad dabar strategija kaip teisės aktas aplinkos ministerijai gali būti kokių 2-3 strategijas nedaugiau ir jos turi apimti plačiai. Tokių siauros šakos strategijų niekas kaip teisės akto nebekuria. Mes galim kažką panašaus susėdę, kiek tai bus paveiku, sakykime, ar mėgėjų žvejybos taryba, ar plačiau kažkokia žvejų visuomenė, kažkokį susitarimą tokį, surašyti pagrindinės gairės patiems savo. Visai pritarčiau ir Vladimirui, kad labai dažnai keičiamos tos taisyklės, bet vėlgi tai ateina ne iš mūsų, bet ateina iš žvejų visuomenės. Jie mato, kad čia kažkas negerai. Dabar ypatingai aktyvi Lašišos dienoraštis asociacija, tai dauguma tų pasiūlymų pastaraisiais metais yra jų, kas pakeista taisyklės. Tai tiek. Ir dar laikas mūsų visiškai tiksi ir nenoriu praleisti dar vieno klausytojo klausimo. Jisai teiravosi, ar iš surinktų lėšų, kas yra daroma, pavyzdžiui, su žuvitakiais. Ar yra iš šitų lėšų, jie statomi, remontuojami, prižiūrimi, ar vis dėlto tai yra jau iš kitų
krepšelių panaudojami pinigai? Tam panaudojame ES paramos lėšas, tai čia aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos tam nenaudojamos. Apibendrinant visą mūsų pokalbį, Vladimirai, jau išgirdot atsakymą dėl bendros strategijos, vis tik panašu, kad tas kainos vis tiek jau kils nuo kitų metų. Apskritai, kaip jūs matot tą viziją, kaip meškeriotojas, paskutinį kartą keitėsi kainos prieš 11 metų berods, ar ne? Ir dabar įsivaizduokim, turit kažkokią jūs įsivaizdavimą, kaip atrodysim mes po 10 mečių? Taip pat kaip dabar. Čia taip pesimistiškai. Žinot, aš matau tik tai žodinius pažadus, daugiau nieko. Tai čia turbūt mūsų meškeriotojų bendruomenė turi vėlgi vienytis pati, susijungti, reikalauti to aiškumo, skaidrumo daugiau. Turbūt reikėtų jo reikalauti, bet turbūt nereikalaujam. 10 metų praėjo ir mes, matot, ką nuveikėm ir pasiekėm per 10 metų, taip jeigu įvertinti. Aš pasakysiu kaip meškeriotojas. Taip, kultūra auga, bet jinai auga, žmonės išvažiuoja į užsienį, padirba užsienį, pamato, grįžta ir panašiai. Sakyčiau, čia vienas tokių pagrindinių, reiškia, tos kultūros pokyčių. Labai gaila, kad prie to pokyčio neprisideda valdžios institucijos, kaip mes sakom, turėtų būti kažkokios švietėjiškos laidos, kažkas formuoti tą visą žvejybą, kad žvejai keistusi, kažkaip ugdyti jaunimą prie to pritraukinėti, reikia kažkokių veiksmų. Dabar tie veiksmai, kurie vystosi meškeriojami, jie vyksta savaime, niekas jiems nepadeda. Nėra jokios pagalbos šitoj vietoje, nei iš valstybės, tarkim, turbūt daugiausia reikėtų iš valstybės, kur dar gali tos pagalbos gauti. Bet visuomenininkai tai tikrai labai sunkiai kažką čia prasiskina. Aišku, galima bandyti kaip Lašišos dienoraštis labai aktyviai kovoti, bet, žinot, ne visi gali skirti tiek tam laiko, buvo laikas ir aš tam skiriau. Gerą 10 metų savo gyvenimo, bet po to kaip galva į betono sieną daužaisi, atsibosta ir viskas. Ir tiek prieš 10 metų irgi atrodė, kad labai daug kas čia pasikeis. Kas pasikeitė, tikrai atsirado gera pinigų surinkimo sistema. Pinigus iš mūsų, iš meškeriotojų surenka tobulai faktiškai šiai dienai. Bet kontrolės tų žuvų išteklių mes neturim. Žuvyvaisai, žinot, šiandien specialiai skaičiau, kiek išleista, baisinė suma iš tikrųjų. Aš jums pasakysiu, vien tik, pavyzdžiui, per 2008 ir 2011 metų yra išleista virš 40 milijonų litų, čia kokių 13 milijonų eurų ir ten yra išvada valstybės kontrolės, kad žuvinimo planai viršyti 100 kartų. O kur žuvis? Turėtų jau būti. Tai labai daug tokių visokių dalykų, kur turėtų būti šviesus rytojus, bet jo vis kaip nėra, taip nėra. Mano palinkėjimas visiems klausytojams būtų, kad būti aktyviem, įsitraukti, dalyvauti, kelti klausimus patogius ir nepatogius ir tiesiog dalyvauti ir stebėti visus procesus. Tai kiekvienas nuo savęs turbūt, kaip sakoma, reikia pradėti nuo savęs. Tai dėkui laidos svečiams, noriu priminti, kad apie žvejybos leidimus kalbėjomės su Žūklės klubo Merkys prezidentu Vladimiru Adelšinu, taip pat per nuotolį kalbėjomės su aplinkos ministerijos gamtos apsaugos politikos grupės patarėju Vilmantu Graičiūnu, prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Ačiū, kad buvot kartu ir iki malonaus. Viso geriausio. Žuvys kalba.